Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Sveiki, Pilnos valties bičiuliai. Praeitą savaitę su Vilium žvejojom Nevėžyje, plūdinė meškerė, po to gaudėm 6 metrų meškerėm. Tik skirtumas tas, kad Vilius gaudė vieną sistemėlę, tai yra pas jį buvo 5 maži švinukai, pas mane buvo kitokia sistemėlė, vienas švinas ir jo valas buvo šiek tiek plonesnis, pagrindinis 0,14, mano buvo 0,18. Va, ir skirtumą jūs matysite šitame video, šitoje laidoje. Taigi komentuokit mus, žiūrėkit, pamėkit ir gero jums žiūrėjimo. Va, Vilius jau traukia, o aš dar nespėju prisiderinti. Labai smagu, kad gaudom palei pat kojytės. Mes nereikia, toli 6 metrų meškerė yra ypatingai didelis privalumas. Žuvies tikrai daug, šokinėja. Na va, pirmoji mano žuvis. Didelė žuvis, didelė. Nieko nepadarysi. Bet pradžia smagi, kimba gerai. Kukurūzas. Žuvies tikrai matosi yra. Ir labai mes turim gerą laiką. Bandau permest Viliaus plūdę. Peršokti, apgaudyt. Va, jam jau kibimas. Čia vėl kažką traukia. Iš tikrųjų, tai čia kibimas vienas po kito. Mano gal šiek tiek dar mažas gylis, truputėlį padidinsiu, nes arčiau buvo kibimas, o toliau kol kas nenori. Iškart matosi privalumai. Sistemėlė su daug švinukų. Vilius daug gražiau ir taikliau užmeta ir lygiau. O mano sistema su vienu švinuku šianais šiek tiek sunkiau veikia. Bet kol kas jau nekeisiu. Bandysim gaudyti taip, kaip yra. Kol kas itin Vilius geriau pagauna. Toliau praleidau. Toliau nieko nėra. Vėlgi privalumai. Pas Vilių visiškai plūdelė eina. Vos tik tai taškiukas išlindęs. Mano plūdė išlindus daugiau ir tai jau yra minusas. Na va, tokios kojytės pas mus dirba. Bet mano kolega apgaudo mane į vienus vartus. Laimingas.
Jo, iš tikrųjų svarbiausia yra atsitaikyti gylį. Daug įvairių niuansų yra šito žvejybai. Tiek valas, tiek visi kiti dalykai. Valo susiploninimas turi įtakos metimų iš karto ir tiek pavadėlis, tiek pagrindinis valas. Žodžiu, Bilius kaip šitoj srity tikrai didesnis specialistas ir matosi rezultatas iš karto. Vėl kukurūzų, ne? Dabar gerai. Nu va, kvietukas. Kol kas man dirba kvietukas. Kojytės kimba. Nelabai didelės, bet tokios jos ne iš tų visai mažyčių. Gražios. Manau, dieną šiandien turėsim gerą. Kol kas pradžia labai nebloga. Pašėrimo vietoj, kur šeriam, ten mes ir gaudom. Nereikia mest nei toliau, nei arčiau. Visą laiką gaudykite ten, kur jaukinate. O kartais būna ir tokių dalykų. Čia mano čia neprofesionalumas. Pagavau Vilių. Vilius kantrus, kenčia. Labai kantrus. Dantis sukandęs, bet kenčia. Vienas iš tų retesnių kibimų man ešerys. Ant kviečio ešerys. Ką tai sako? Gražu. Gražiai gražu. Nu ką, žvejyba mūsų įpusėjo ir rezultatas manęs visiškai nedžiugina. Man nieko. Nes aš pagavau kelias žuvis, gal kokią 10 kojų maksimum turbūt, maks. O gal ir nežinau. Šapuliukus ir visiškai, o Viliui kimba labai gerai. Pakankamai gerai ir kame reikalas, tu man pasakyk dabar, kodėl aš nepagaunu, tu pagauni. Nu, dvi smulkmenas, sakyčiau, kurios galbūt yra reikšmingos, tai paprasčiausiai valo storis, tamstos 0,18 uždėtas, ne? Pas mane 0,15. Paprasčiausiai gaudom 5 gerų metrų gylio, tai greičiau duoda paskesti, gaudom su lengvom plūdėm. Yeah. Ir aišku, žinoma, sunkesnis valas greičiau sunkiau išskesti, tau ir sunkiau jį valdyti ir užmesti ir viską, tu vargsti. Su lengvesniu, su plonesniu valu, tai nėra sudėtinga tą padaryti, kad ir lengva plūdė. Tai vienas dalykas, antras dalykas, gal ir švinų sistema. Jo. Ta pati švinų sistema. Pas tave daug švinukų, pas mane vienas. Čiukų to vadinamo, Jo. net nežinau, karoliukų sudėjęs. Jo. Lengviausias karoliukas 0,10 gramuko. Tai, sakyčiau, žuvis ant tiek jautri, kad jinai net nejaučia. Aš matau kibimą, bet ji nejaučia švinuko. Pas tave paprasčiausiai, kadangi slankianti sistema, gali būti toks variantas, kad žuvis pajautė net plūdės pasipriešinimą ir paleidė. Jo. Galbūt, kai tu pamatai kibimą, jau ta žuvis jau būna paleidus. Variantas ir toks gali būti. Bet. O negali būti taip, kad tu žuvį pasistatei į tą vietą pas mane, bet paėmė nuo mane žuvį.
Gali ir tai būt, bet mes šeriam vienodai. Vienodai Jaukų, šeriam, vienodai jo. jaukų, absoliučiai iš vienos Jo, iki kito. šalia. Viskas maišyta, viskas taip pat, Jo. jokių gudrybių nėra. Bet matai, kas man vat, įdomu, iš pradžio aš dar pagavau, Gali būt, kad reljefas dugno šiek tiek skiriasi. bet iš pryto aš pagavau, paskui kaip sustojo ir visa žuvis pastebė. Galbūt ir taip, gali būt. Gali būt toks variantas, kad jaukas sugrojo ir dabar pastatė ten į Jo, tašką ir viskas. jo, būtų jo, gerai. jo. Bet, prašau, kozeris tamst, karšelis. Karšiukas, jo. Gali būti ir Jo, takoja, jo. žinai, jeigu karšelio atėjo burelis. Jo. Tai koja Bandysiu gali dabar pasitraukti. gaudyti, čia daugiau musės lervą, žiūrėsiu, gal Musės reikėtų sliek, slieką reikėtų irgi. bandys sliek. Čia karšių yra. Karšių yra, Jo. reikia gaudyti. Kantrybės reiks pabandyti, gal turim dar laiko, žiūrėsim, kaip baigsis. Žiūrim, gaudom, ką Taip. turim ir bandom. Toliau. Tai tokia mūsų kol kas vidudienio, kaip čia pasakyti, apžvalga jo. Ir laukit tęsinio. Ir jeigu jums patinka mūsų laidos, mūsų pokalbį, mūsų žvejybos, komentuokit mus, pamėkit ir žiūrėkit pilną valtį YouTube. Užsukit į parduotuvę, važiuosit spiningaut, užsukit pas mane, važiuosit su plūdinė gaudyt, užsukit pas pas mane. Vilių, gausit patarimų tikrai gerų ir žodžiu žiūrėkit ir gero jums laiko. Ant zikelio iškart mažesnės kojas. Pabandysiu dziką su kukurūzu. Tokį variantą. Kibimų daug, bet naudos nėra labai. Padarėm klaidą, pridėjai į jauką daug musės lervų ir sukėlėm aukšlės. Musės lervos išsiskiria iš jauko ir pakelia aukšlės. Ir kibimų kaip ir daug, o naudos nėra. Va štai Vilius traukė vėl. Ryškiai jisai mane šiandien apgaudo. Ryškiai. Ką reiškiasi profesionalumas. Gale žvejybos parodysim skirtumą, kaip gaudo profesionalai ir kaip gaudo mėgėjai. Va, pamatavom gylį, idealiai vienodas, bet Sumažyk truputėlį, gal tenai pakilimas pastovi. Bet man reikėtų pamažinti, nes aš gaudau su vienu švinu Net man vienu švinu kitaip eina. ir su daugiau švinų kitaip eina ir vienas švinas eina daugiau palei dugną. Užmetus ir aukšlės. Vadžios ir gadina šiandien visą reikalą. Gerai, kai turiu gerą kolegą. Ir kabliuką gali paprašyti. Ir viską. Tik nutraukiu. Biški stipriau, valas plonas, biški stipriau. Ir žuvies nėra. Truputį pasišersim.
Ir einu pas draugelį prašyt kabliuką. Sargiai vaikščiukim tik vietą. Duok draugė man kabliuką. Va. Matosi, kad moka gaudyti žmogus. Galiukas įtikintis. Šiek tiek dadėjau švino svorio. 0,2 gramuko. Iškart plūdelė vos matosi ir visiškai kitas jautrumas. Manau, padėtis gal turėtų po truputį pagerėti ir pas mane. Labai daug įvairiausių niuansų yra šitoje žvejyboje. Laiku pakirsti, laiku pamatyti kibimą, atsireguliuoti gylį, pavadėlio storį, kabliuko dydį. Ir visos šitos smulkmenos duoda rezultatą. A ne? Tikrai taip. Neprašauti kibimo, prispaudė, va, aš prašoviau, vilius traukė. O toks rezultatas pas mus. Ką reiškia patirtis? Ką reiškia patirtis? Nu, bet yra visada laiko tobulėti, mokintis. Nesvarbu, kad tau 50 ar 60 metų. Mokintis visada gali. Oras taisosi, išlindo saulytė. Žmonių pas mus nemažėja krante, ne? Nemažėja. Jau nemažėja, tik daugėja. Taip, Bet dabar jau mum neturi. taip. Labai svarbu ir plaudės spalva. Buvo apsiniaukę, geriau buvo salota. Dabar jau turbūt geriau geltona. Saulės švyks geriau raudona. Raudona tai yra jo. Raudona. Ir geriausia elgi, žinai, kas matosi? Kaimyno plūdis. Kaimynų labai matosi, jie. Visą laiką. Kokia bespalva bebūtų, kaimyno geriausia. Taip. Gali įtakos turėti ir iš tikrųjų tas atšilimas didelis, negali žinoti. Nes, nu, vėlgi, staigiai oro permaina, jinai niekad netinka. Staigiai oro permaina, jinai niekad nėra gerai iš tikrųjų. Nu, gražiai, ne? Šapalas. Ai, ne, plotkė. Koja. Koja. Tai va ir nepasakysi, kur kokio, žinai, subtilybės pasireiškia, žinai. O pradžio metai, gendam gyvo. Jo. Atėjo potkis, paršelis. Jo. Srovelė šiek tiek susilpnėjus. Bet įtakos nelabai turi žvejybai. Man kaip neėmė, taip neėmė, kaip ėmė, taip ima. Geriau kaip kiti. Kaip neša. Geriau, aišku.
Jo, biški pašviesėjo. Kvetukas man pradėjo dirbti. Kažkiek. Galvoju, kad į vakarą suaktyvėtų žuvis, manau. Už tai, kad oras šviesėja, tas apsiniaukęs oras, jisai su permaina nelabai ką gero atneša, manau. Taigi mūsų mėly pilnas valties bičiuliai, kaip matot, skirtumas yra akivaizdus. Vilius prigaudė ryškiai daugiau žuvies. Šios dienos žvejybą mes baigiam. Ir ką, Viliau, tu gali papasakot šiandien apie šios dienos žūklę? Nu, kaip ir pasikartosim, reikia dabar žuvis jau eina į žiemos režimą. Ja. Tai veikia suplodinti valai, ploninti pavadėliai tu ploni. Su jauku atsargiai reikia labai. Pats matai, labai atsargiai reikia su jauku. Negalima per daug, negalima per riebiai. Dėjom daug gyvo, gal padarėm klaidą. Gal padarėm klaidelę biškį. Pasistatėm aukšlės, vos atsigimėm aukšlių. Per riebų jauką padarėm. Pradėjom biškį mažinti dozes, daugiau įdėjom žemių ir viskas pasitaisė šiek tiek. Šiaip rezultatai neblogi, kibimas yra, viskas tvarko, dirba ir kvetukas, dirba ir kukurūzas. Viskas kaip. Aš ir ant sikelio pagavau, ir ant slieko. Ir ant slieko šapalas papolė, šis papolė tamstai. Ja. Bet vis dėlto aš galvoju, yra keli niuansai šios dienos žvejyboje. Tai pirmiausia, atsireguliuoti gylį. Labai atsireguliuoti, kad būtų. Aš iš pradžių nesusireguliavau, tai vargau ten ilgai. Ten keliais centimetrais turi būti. Taip. Turi negali būti eiti dugnu, turi būti šiek tiek virš dugno eiti, nekliūti nieko. Bet per aukštai irgi negerai. Irgi jo, tada aukšlė arba labai nėra reikia žuvies. su giliais, labai reikia su jautrumu, plūdytė turi būti priskandinta. Taip, va, aš uždėjau švinuką papildomą. Vos išlindus. Pradėjai pagaudinėti, kadangi, nes kibimai vos prisiliečia, reikia įsivaizduoti, gilis 5 metrai, žuvis jau jinai neagresyvi, neima taip kaip vasarą. Taip. Srovelė maža ir tie kibimai labai. Kiekvieną tokį stuktelėjimą turi vos plūdelį išlindus ir tada matai. Taip. Valas plonas turi būti. Taip, čia vėl. Nuo 14. Vėl mano minusas, aš dėjau 0,18 valą pagrindinį ir čia jau buvo minusas. Ir 3 gramų plūdė, reikėjo tada sunkytis plūdė. Reikėjo dar variantą sunkytis plūdė. Plūdė kaip ir gerai gal svoris, bet valas per storas ir ypatingai kaip palijo ir viskas ir limpa ir nesimeta. Taip. Kiekviena smulkmena. Jo, šitie visi niuansai daro savo. Taip. Plius praktika tavo vėlgi. Ir šiandien, kaip aš mačiau, žuvies čia nepasakyčiau, kad kas būtų pagavęs, visi minimaliai. Ir va ką reiškia praktika, profesionalumas. O man neblogai pasisekė. Taip, kojytės kibo. Man, nors sėtka mano labai didelė, tačiau pati žuvis ryškiai mažiau. Viskas tvarkoja, yra kur tobulėti. Sekantį kartą bus kitaip. Pas tavę bus didelė sėtka. Keisi maišą. Taip. Bet šiaip žvejyba gera, tikrai turėjom, oras geras, puikus. Ir smagu, nevėži žuvies daug. Važiuokit. Pirmiausia, užsukit į pilną valtį, prenumeruokit mus, komentuokit. Tikrai sakysim ir gero jums žiūrėjimo. Sudė. Iki.